Šiandien žiniose. Gyventojai gali teikti sniego valymo paslaugas. Per Panevėžį nusidrieks didžiausių Baltijos šalyse dviračių lenktynių trasa. Panevėžiečių prašoma gražiai atsisveikinti su kalėdų eglutėmis. Galerijoje 20 Jūratės Kartiklytės piešinių paroda. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog gyventojai norintys teikti sniego valymo paslaugas savivaldybei ar kitiems asmenims, atsižvelgdami į numatomas veiklos vykdymo aplinkybės, turi pasirinkti veiklos formą, sudaryti darbo, civilinę sutartį arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Kai gyventojas pageidauja teikti vienkartinio pobūdžio atlygintiną paslaugą, individualios veiklos registruoti neprivalo, jis gali sudaryti civilinę paslaugų sutartį. Jeigu gyventojas tokią paslaugą teiktų vienkartinai, tai jisai gali sudaryti paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikimo sutartį atitinkamai abi šalis, užsakovas ir gyventojas, numatytų, ką įsipareigoja, kokį darbą atlikti, kiek už tai sumokėti pinigėlių. Ir pagal tokią vienkartinę paslaugų sutartį išmokamos pajamos būtų apmokestinamos 15% gyventojų pajamų mokesčių. Rima Ramanauskienė primena, jog jei gyventojo atliekama sniego valymo paslauga yra vykdoma nesudarius darbo sutarties ir atitinka individualios veiklos savoką bei turi individualios veiklos požymius, jis turi pranešti mokesčių administratoriui apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. Tuo atveju, jeigu gyventojas tokią sniego valymo paslaugą teiktų savarankiškai tęstinį laikotarpį, tuomet jau kaip ir būdingi individualiai veiklai požymiai ir jisai tokią individualią veiklą įregistruotų savo gyvenamosios vietos valstybiniai mokesčių inspekcijai, kur mokesčių inspekcija jam išduotų individualios veiklos vykdymo pažymą. Gautos pajamos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą būtų apmokestinamos 5% gyventojų pajamų mokesčių tarifu, ir nuo pusės apmokestinamųjų pajamų atitinkamai įmokos būtų mokamos privalomojo sveikatos draudimo ir įmokos sodrai. Plačiau apie tai, kokias privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokas tam tikru atveju reikia mokėti, gyventojai gali sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėme puslapyje. Panevėžio ir Šiaulių miestai tapo jau šiais metais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyksiančių daugiadienių dviračių varžybų partneriais. Renginio organizatorių teigimu, pradėtas bendradarbiavimas yra reikšmingas indėlis į sklandų didžiausių Baltijos šalyse rengiamų lenktynių įgyvendinimą. Abu šie miestai prisidės prie lenktynių trasos parengiamųjų darbų, jo saugumo užtikrinimo bei deramo šalies ir užsienio dviratininkų komandų priėmimo. Čia yra, kaip žinote, 3 šalis, Baltijos šalis, Estija, Latvija ir Lietuva, ir čia be abejo bus mūsų pravažiuojantis tarpinis, vienas iš etapų, iš Panevėžio į Šiaulius, ir toliau finišas bus Estijoje, taip kad tokios daugiadienės lenktynės. Jos buvo kažkada, tai vykdavo lenktynės aplink Lietuvą, irgi dalyvaudavo Baltijos šalių, tos Baltijos šalis, tai tokios varžybos. 2011 m. rugpjūtį vykstančių didžiausių Baltijos šalyse daugiadienių dviračių lenktynių trasa Lietuvoje drieksis nuo Vilniaus iki Šiaulių, kurios svarbiausia etapai vyks Panevėžio ir Šiaulių miestuose. Dar labiau populiarinsim dviračių sportą, o dviračių sportas Panevėžyje turbūt visi žino, kad tikrai yra, galime sakyti, sporto šaka numeris 1, gal su futbolu, pagal rezultatus tikrai aukšti rezultatai, tai o čia dar bus toks priminimas, kad yra Panevėžytas dviračių sportas ir ne vien tik tai trekas, bet ir plentas. Tie patys plentininkai dalyvauja irgi treko varžybose, taip kad ir dar plus tos varžybos vyks jau artėjant krepšinio čempionatui Europos. Tai vėlgi jau toks sportininkų atvykimas į Panevėžį, didelis kiekis sportininkų, tai vėlgi parodys, kad jau artėja didžioji krepšinio fiesta. Baltijos šalių daugiadienėse dviračių lenktynėse dalyvaus po 3-4 komandas iš kiekvienos Baltijos valstybės, bei dar apie 9 komandas iš Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Suomijos ir kitų užsienio valstybių. Lenktynes sudarys 5 etapai, o visas varžybų kilometražas sieks daugiau nei 800 km.
Sausio 6-ąją, Trijų karalių dieną, daugelis miesto šeimų nupuoš kalėdų eglutes, todėl gyventojų prašoma gražiai atsisveikinti su namus puošusiomis žaliaskarėmis. Miesto ūkio skyrius informuoja, kad eglutes bus galima palikti visų bendrojo lavinimo mokyklų teritorijose ar prie daugiabučių namų esančiose konteinerių aikštelėse. Nuo sausio 6 dienos šias eglutes surinks ir išveš akcinės bendrovės Panevėžio specialus autotransportas darbuotojai. Atsisveikinimo su kalėdų eglute dienas organizuoja ir gamtos mokykla. Gyventojai savo žaliaskarės galės palikti tiesiog mokykloje. Iš tikrųjų tai yra tradicinis renginys ir jisai jau daugelį metų vyksta. Ko gero gal gamtos mokykla buvo viena pirmųjų, kuri sugalvojo tokią gražią atsisveikinimo su kalėdėmis eglutėmis akciją. Na ir kiekvienais metais norinčių atnešti savo eglutes skaičius vis daugėja. Labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad tokią akciją atsiliepia ne tik mikrorajono vaikai ir suaugę žmonės, bet ir sulaukiame eglučių iš lopšelių, darželių, mokyklų ir netgi šeimomis atveža iš kitų miesto mikrorajonų. Gyventojų atneštos eglutės gamtos mokyklai turės dvigubą naudą. Tai ir maistas čia auginamiems gyvūnams ir malkos krosnims. Be to, asmenys pristatė savo žaliaskares sulauks ir prizų. Kiekvienas, kuris atneša eglutę, įtraukiamas į aplinkai draugiško panevėžiečio sąrašus ir pagal galimybės apdovanojamas rėmėjų prizais. Na, jeigu ateina vaikų grupė iš toliau, sušalę, sužvarbę, mes pakviečiam arbatos atsigerti, pažaisti čia, jeigu nešalta lauke. Tai va, iš tikrųjų tas eglutės mes ne visas iš karto sunaudojam, pagal poreikį. Dalis eglučių atitenka gyvūnams, žalioji ta masė, o tas, kas lieka, sunaudojama biokūrui, kadangi mūsų mokykla apšildoma vietinėmis katilinėmis. Tačiau noriu pažymėti, kad iš tikrųjų eglutės gal atneša ne dėl prizų ir ne dėl kažko, bet dėl to pagarbaus požiūrio į žalią medį. Todėl, kad jį užauginti reikia ir laiko, ir pastangų. Atsisveikinimo su kalėdinė eglutė dienos gamtos mokykloje vyks sausio 6 ir 7 nuo 9 iki 16 valandos. Galerijoje 20 pristatoma Jūratės Kirtiklytės piešinių paroda Tūkstančiai salų. Jūratė Kirtiklytė yra gimusi Panevėžyje, ji pabaigusi Vilniaus dailės akademijos Kauno institutą ir yra keramikos magistrė. Bet dailės pasaulyje ji plačiau yra žinoma kaip puiki piešėja ir galerijoje pristatoma paroda, būtent yra piešimo technika atlikta anglimi, tušu. Jūratės Kirtiklytės kūrybinė biografija, tai palyginus su kitais dailininkais, ji nėra labai didelė, bet ji yra labai svari. Visi parodoje eksponuojami darbai sukurti per pastarąjį pusmetį, kai dailininkė galėjo atsidėti vien kūrybai, kadangi 2010 metais Lietuvos kultūros ministerija jai suteikė individualią valstybinę stipendiją. Ji yra dalyvavus parodoje konkurse piešinio skirto Aleksandravičiui atminti ir jai suteikta paskatinamoji premija. Šiemet Kaliningrade vyko didelė paroda, kurioje Jūratė gavo grafikos nominacijoje pirmą vietą, pirmą diplomą, taip vadina. Dalyvavus šiuolaikinės Lietuvos dailės kvadrenalėje, kur iš tiesų papuola tik patys geriausi Lietuvos menininkai, juos atrinkinėja žymiausi Lietuvos menotyrininkai. Taip pat Jūratės kūrybinė biografija yra tokių parodų reikšmingų, o personalinė paroda tik antra. Pati autorė savo parodą Tūkstančiai salų apibūdina kaip tūkstančius vienatvių formoje apibrėžtų įkalintų idėjų. Tai gilinimasis į daiktų paviršius, siluetus, formas, reiškinius, būsenas, ieškojimas abstrakčių idėjų, slypinčių už materijos apibrėžčių. Paroda galerijoje 20 veiks iki sausio 21 dienos.